Ši istorija apie narsę mergaitę, kuri pasislėpus šuns būdoje, stebėdama savo tėvų, sesutės ir broliuko išvežimą į Sibirą, kaip tikra partizanė neišsiduoda, nes turi perduoti paketą savo seneliui, kurie įdavė mokytojas. Šis paketas labai svarbus, svarbesnis net už jos tėvus ir ją pačią. Paketą mergaitė perdavė savo seneliui. O kas jame buvo ir ką Magdutei teko išgyventi, sužinosite atvykę į patyriminio spektaklio pagal Mariaus Marcinkevičiaus knygą Mergaitės už šautuvų premjerą Pogrindžio spaustuvėje AB. Reginio pradžia gegužės 8 dieną 14 val. Žygiuosime į Pogrindžio spaustuvę nuo Domeikavos laisvalaikio salės ir galbūt patirsime tai, ką jau patyrė ši narsi mergaitė.